Vitaminas D. Vitaminas D vėlgi atrodytų toksai, kaip ir apie viską, bet jau mes turbūt esam dar kažkiek ir pavargę jau nuo to vitamino D. Jums neatrodo dabar, kad kažkokia vitamino D era yra? Atrodo, ne? Atrodo, kiek galima jau apie tą D, jau kažkaip net atrodo net pykina nuo tos informacijos. Bet iš tikrųjų, žinokit, aš pasakysiu, kad jūsų ausys nepriprastų, žinot, kai būna, kai jau kaip daina jau skamba, nebegirdi. Ta prasme, kažkaip jau tiek daug, kad net nebegirdi, nes, toks kaip fonas jau eina. Tai apie tą D vitaminą dar vis tiek girdėkit, dar nepadarykit, kad tas D būtų kaip fonas, nes tai yra ypatingos reikšmės vitaminas, ypatingos. Labai norisi pasakyti viską, bet labai konkrečiai ir trumpai. Žiūrėkit, vitaminas D jis yra iš tikrųjų hormonas. Jis yra vitaminas tik tai iki tos vietos, kol nenuėjo iki kepenų, paskui iki inkstų. Kai jisai nuėjo iki kepenų, o vėliau iki inkstų, jisai jau patampa hormonu. Reiškia, įvyko 2 metabolizmo etapai, jisai turi aktyvuotis. Pradžiai iš kepenų išėjęs aktyvuojasi, paskui iš inkstų. Odoje, kai pas mus gaminasi nuo saulės, irgi yra neaktyvi dar forma, kuri turi praeiti tos 2 etapus. Ir vitaminas D, hormonas D, jisai yra tokios pat svarbos, kaip skydliaukės hormonai, kaip kasos hormonai, tarkim insuliną visi žinom, ar ne? Streso hormonai, jie mus saugo iš tikrųjų nuo sprogimo ir mes tik tai jų dėka dar esame gyvi. Perteklius yra jau pavojus, kaip ir visų hormonų perteklius jau yra pavojus, yra negerai perteklius. Bet vitamino D, kad perteklių pasiekti šiais laikais, tai žinokit, čia dar reikia pasistengti. Aš per visą istoriją savo darbo praktiką 19 metų su vaistininkė, vieną tik atvejį žinau, kada buvo perdozuota su leliuku ir mama davė ne lašiukais, o šaukščiukais. Tai buvo vienas atvejis, bet daugiau nesu mačius jokio perdozavimo. Dabar iš tikrųjų yra su tais tyrimais padaryta tokių machinacijų, jie yra dabar tikrai truputį man irgi kyla tokie įtarimai, ar ten teisingai. Taip, yra labai, galėsim paskui po renginio paanalizuoti daugiau, bet žodžiu, kad yra normos anksčiau būdavo nuo 30 iki 100, tai dabar normos nuo 30 iki 50, susiaurintos normos. Ir tai yra labai ne dėl mūsų, kaip sakyt, ne dėl mūsų tas padaryta, bet tiesiog ilga tema, tai aš tiesiog praleidžiu, kam aktualu paklausiu. Tai vitamino D trūkumas, hormono D trūkumas lemia ir visų hormonų išsibalansavimą, tame tarpe ir lytinį. D vitamino trūkumas lemia kraujospūdį padidėjusi, svorio pokyčius nei naudą, prediabetinę būseną, kelia į antro tipo diabetą ir aišku į onkologinės ligas. Vitaminas D, hormonas D yra vienas iš labiausiai nuo vėžio saugančių hormonų. Tai žodžiu, mes nepraleiskime, dabar madoj sakyti, neskipinkim to vitamino D. Vitaminas C, gal sakysit, mažiau svarbus, bet ne, bet dar apie D pamiršau pasakyti. Žiūrėkit, kiek mes dabar būnam ant tos saulės. Jeigu ir būnam, tai tuoj pat išsitepam kremais. Dauguma, ne visi. Jeigu išsitepam kremais, vitamino D sintezė nebevyksta. Jeigu žmogui 65 metai ir daugiau, vitamino D sintezė nebevyksta. Su vitaminu C atrodytų viskas kaip ir atrodytų turėtų būti geriau, bet kiek valgote žalio maisto? Kiek šiandien suvalgėt žalio maisto? Nevirto, netroškinto ir nekepto. Kiek? Yra kas nors, kas nesuvalgėt šiandien žalio maisto? Yra tokių? Troškintas buvo. Netinka. Bet tokia saujukė. Suvalgė. Tokia saujukė. Ten buvo kopūstai, morkų. Jeigu mes norėtumėm dienos dozę gauti vitamino C su maistu, tai jeigu čia mano porcija yra mano šitas kumštis, tai turi būti 8 porcijos.
O Tai reikia dienos dozė, čia dienos mergaitės dozė. kaip karvutė. Tai reiškia, kad jeigu jūs nesuvalgote tokių kumščių, tokių porcijų, žiūrėkit, kas bus, tikrai bus karščio bangos, tikrai bus ir tas kraujavimas padidintas, kai būna prieš klimaksą, ir infekcijos, ir oda senės. Žinote, kodėl oda sensta greičiau, jeigu trūksta C? Todėl, kad kolageno sintezė sutrinka. Vitaminas C yra paspaudėjęs knopkės, nu taip kaip aš čia dabar neveikiu, ne? Tai va jeigu trūksta vitamino C, nepasispaudžia knopkė. Reiškia, kolageno sintezė neprasideda. Tu gali to kolageno gerti iš vaistinių. Jo nepasisavina. Jo tiesiog ne tai, kad nepasisavina, kai kolageną iš vaistinių ar ne iš vaistinių, nesvarbu, kai geriame kolageną, jisai turi būti nueina į žarnyną, ten yra suskaidomas į amino rūgštis, nes kitaip neįsisavina organizmas, įsisavina tik amino rūgštis. Tai kolagenas turi būti suskaidomas iki amino rūgščių, tada amino rūgštis patenka į kraujotaką, tada vitaminas C turi ateiti ir paspausti knopkę ir tada vėl pasidarys kolagenas. Tai jeigu jūs vartojate kolageną arba valgote baltymus, mėsą, kiaušinius, lęšius, bet nėra daržovių, nėra vitamino C, niekas nepaspaudžia knopkės. Ir kolageno sintezė nevyksta. Tai reiškia, vitaminas C, tai dar, kad ten nebūsit be raukšlių, ne, kad būsit raukšlėtos, tai čia dar, kai sakyt, mat į galas. Bet reiškia, atsiminkit, plonėja gleivinės, plonėja, žodžiu, raiščiai, silpnėja, nes kolageno nėra, kremzlis greičiau nusitrina, sąnariai bėrisi ir taip toliau ir panašiai.